Daugelis sako, laimės nenusipirksi, bet galite ją išsinuomoti. Kaip tai padaryti www.bekredito.lt svetainėje žingsnis po žingsnio parodysime dabar. Pirmiausia, užsukite į svetainę www.bekredito.lt. Išsirinkite norimą prekę ir spauskite mygtuką užsisakyti. Tuomet prisijunkite prie savo paskyros. Jeigu jau esate registruotas vartotojas, naudokite tą patį tapatybės patvirtinimo būdą, kurį pasirinkote anksčiau. O jeigu dar nesate susikūrę paskyros, nieko tokio. Tiesiog užsiregistruokite ir tuomet prisijunkite. Prisijungus, pateikite savo asmeninę informaciją. Įveskite savo mėnesio pajamas, jų šaltinį ir adresą. Svarbu, kai pildysite adresą, pradėkite nuo gatvės pavadinimo, nes kitaip sistema gali nerasti jūsų adreso. Kai visa ši informacija jau suvesta, pažymėkite sutikimą dėl duomenų perdavimo ir pereikite prie banko pasirinkimo. Čia pasirinkite savo banką, prisijunkite prie jo sistemos ir patvirtinsite 3 mėnesių banko sąskaitos išrašą. Tuomet šiek tiek palaukite, vyksta jūsų vertinimas. Kai vertinimas bus atliktas, gausite asmeninį pasiūlymą, pritaikytą būtent jums. Tai reiškia, kad pasiūlymo sąlygos, tokios kaip įmokų dydis, gali skirtis nuo kitų klientų, nes viskas priklauso nuo jūsų pateiktos informacijos. Dabar galite peržiūrėti pasiūlymą, įmokas, transportavimo kainą bei turto likutinę vertę. Sekantis žingsnis. Jeigu pasiūlymas jums tinka, pasirinkite, kaip mokėsite sutarties mokestį – iš karto ar išskaidymas dalimis. Tuomet pasirinkite mokėjimo tipą – mokėsiu dabar arba mokėsiu vėliau, pagal tai, kokie variantai yra jūsų individualiu atveju. Kitas žingsnis – pristatymo adresas. Galite patvirtinti, kad prekė būtų pristatyta į jūsų deklaruotą gyvenamąją vietą arba įvesti kitą adresą, į kurį norite gauti siuntą. Paskutinis etapas. Kai patvirtinote pristatymo adresą, lieka šiek tiek palaukti, kol bus parengta sutartis. Tada peržiūrėkite ją, pažymėkite, kad sutinkate su sąlygomis ir spustelėkite mygtuką pasirašyti sutartį. Štai ir viskas. Užsakymas pateiktas. Jūsų pasirinkta prekė jau greitai bus jūsų rankose. Nuomoti su Bekredito